Sveiki visi. Visų pirma, noriu labai padėkoti už visą pagalbą. Susirgau gripu. Žinokit, dar už šildymą nesumokėjau, nes tie pinigėliai irgi eina slaugai. Tai va, šiuo metu visiškai sėdžiu be cento. Prašau, jau galit kažkas dar padėti. Už šildymą sumokėti ir svarbiausia, aišku, vaistai. Nes noriu nusipirkti monkosulio kažkokiu rytoj. Šiandien, aišku, nenupirksi vakare. Tai va, ir koščiau labai visą naktį kosėjau, nemegojau, sakau, kaip yra. Tai va, temperatūra biški yra, bet nedaug, bet yra. Turbūt gripas, nežinau, peršalimas. Bet kosulys labai stiprus. Ne. Kaip sėdžiu, ne taip va, kaip atsigulu, tai tada šakės. Koščiu ištisai. Tai va, tai jeigu galit kažkiek padėti tą šildymą apmokėti, čia pirmoje vietoje, aišku, labai svarbu. Ir aišku, vaistam kažkiek. Slauga, palauks tas žmogus iki 8, aš pensiją gaunu 8. Kažkaip ištemsiu. Tai va. Nemalonu prašyti, gėda, jūs ir taip daug padėjot, jau tikrai. Bet, manau, kad paprašyti galima, per galvą nieks neduos. Tai va, čia jau jums spręsti. Ačiū labai. Sėkmės.